gražus derlius. Sveiki, uogų augintojai. Šiandieną mes lankomės Mariaus ir Monikos Pocių ūkyje, kur auginami yra putinai. Ir šiandieną vyksta atvirų vartų diena, kada gali suvažiuoti žmonės, pamatyti visą ūkį, apžiūrėti ir, kas svarbiausia, pasimatuoti ūkininko profesiją. Kad pamatytų, kaip sunkiai yra auginami, kaip sunkiai skinama, kaip sunku perdirbti ir kiek daug meilės reikia atiduoti, kol pagamini galutinį produktą, tarkim sirupą arba guminukus ar dar kažkokią produkciją. Sekite mūsų laidą. Sveiki, esame Monika ir Marius Pociai ir randame Sadauskų kaimo turizmo sodyboje, kur auginame putinus. Turime perdirbimo cechą ir iš savo auginamų putinų gaminame sirupą, guminukus ir kitus gaminius. Tai labą dieną, Monika. Labas. Šiandieną lankomės pagaliau pas jūs apsižiūrėti jūsų nuostabų ūkį, kur auga, vadinkim, krūva vitaminų, ar ne? Ant krūmų. Tikrai ir juos tik tai reikia mokėti surinkti ir paversti prieinamą žmogui. Tai kažkokios tai sultis, sakėt, guminukus. Galim pavadinti, kad jūsų guminukai yra faktiškai vaikam nuo kosulio vaistas, kurį mielai jie valgo. Gal ne visai pasakyčiau, kad nuo kosulio, bet tai yra vaistas, gal irgi nelabai pasakyčiau, nes negalim taip vadinti, bet yra vitaminai ir ypač vitaminas C, kuris gali apsaugoti nuo kosulio, nuo peršalimo, nuo visų tų tokių rudeninių ligų. Bet svarbiausia tai būtų toksai kaip čia prevencija nuo peršalimo ligų, kurią mielai valgo vaikai. Va šitaip. Gal, bet ir vėl galėčiau paprieštarauti, nes ne visada vaikai valgo. Iš tikrųjų, su guminukais yra toks dviejopas reikas. Kai mes juos pradėjom gaminti, mes galvom, kad bus vaikam, nes gal vaikai nelabai arbatos nori, nes turi savo kvapą. Bet guminukai tai yra mūsų senjorų delikatesas. Ai, šitkai? Taip, ir gal iš kitos pusės reikia, kaip vaikai, galim sakyti. Jau su vaikai. Taip, jau toksai. Mum ateity bus. Ateity bus, taip. Bet senjorai tai yra mūsų pagrindinis klientas guminukų. Yra ir vaikų, kuriem patinka, bet pastebėjom, kad vaikai labiau arbatą geria, mieliau putinų, o jau senjorai, jie džiaugiasi tą saldėsiu prie kavos, prie arbatos, ar rytais guminukų jiem tinka. Tai kaip kilo ta idėja, nes tikrai ne kiekvienas ūkis sugalvoja auginti putinus. Ar tiesiog jų augo daug, ar jums patiko žydėjimas galbūt, man tai kaip želintojų žydėjimas patinka, tikrai putinai žydi labai nuostabiai. Gal ir pirmieji krūmai pas mus ir atsirado tam, kad gražiai žydi, bet iš tikrųjų aš kaip ir nuo pačios vaikystės prisimenu, man mama gamindavo jos mama putinus, darydavo su medumi ir jie gerdavo rudenį. Tai ir aš neatsimenu nuo kada, bet turbūt, kai tik tai galėjom pradėti valgyti medų ir gerti kažką kitą, mama duodavo putinus, mes užaugom su putinais. Tai sveikai augo. Taip, drūtas sveika. Raudonė, viskas. Tikrai taip. Ir iš tikrųjų mes ir turėjom tą putiną, mūsų krūmas, jam turbūt 30 metų, gal kiek man, tiek ir tam krūmui. Tai neišduok kiek. Tai aš čia apie. Taip. Ir iš tikrųjų mes kažkaip nuo vaikystės tai vartodavom, kai kūrėm kaimo turizmo sodybą, mes pradėjom ir savo svečius vaišinti ir pasirodė tokia paklausa, kad kažkaip, o gal galim įsigyti. Ir tada neturim tiek, neparduosim savo, dar turim broliam atiduoti, ten giminėm išdalinti. Taip, tai būdavo toks etapas, tada pradėjom, dar reiškias reikia kokio, 3 krūmus dar pasitam. Taip ir gausėjo. Tada gavom pirmą pakvietimą į parodą sudalyvauti, kad gal norim parodyti. Taip, su produkcija. Ir mums tai buvo pirma Kaziuko mugė, neatsimenu dabar tiksliai kada. Tai jūs viskas rankom skinat, rankom darote ten darbo. Aš kaip atsimenu dabar mūsų pirmuosius tuos skinimus, kiekvienos uogos rinkimą nuo šakelės, šaldymą, spaudimą su lėtaigė sulčiaspūdė, kur trukdo ten 2 savaitės, kol išspausdavom dėžę. Iš tikrųjų, tai buvo 2 savaitės dėžę. Labai ilgai spausdavom, nes jinai labai lėtai, ten žodžiu. Ne veltui lėto spaudimo. Taip, ne veltui. Tai iš tikrųjų buvo toks juodas darbas ir tada, kai mes pradėjom pilstyti į buteliukus etiketės, o kaip tas etiketės, darydavom patys, karpydavom tikrai buvo labai toks etapas. Monika, aš manau, faktiškai kiekvienas ūkininkas, kas nori gaminti savo produkciją, tą tokią jaukę, gerą, šiltą, nuostabę, visi įdeda ten labai daug meilės ir labai daug darbo. Ir net visi prisimena pirmus kartus ir sako, karpydavom, klijuodavom, per naktį sėdėdavom, tada nuvažiuoji kažkur tai į vietą nuo ankstyvo ryto, išsidėlioji tą produkciją, reklamuoji, šauki, parduodi tam žmogui.
su šypsena visą dieną, ar ne? Tai iš tikrųjų tikrai tai yra nelengvas darbas ir reikalaujantis daug energijos, daug laiko, būtent mūsų ta uoga rudeninė yra. Tai tarkim ruduo nuo rugsėjo mėnesio mes atiduodam tas dienas ir vakarus. Nėra jūsų. Tikrai nėra. Atrodo, tu išeini ryte, tu kol apini krūmus, kol apsižiūri, ar uogos, ar nenudžiūsios, negeras nuskabai, kad nebūtų į tam visą. Tada skini, tada šaldai, tada atšildai, tikrai tas visas etapas ir tu, žiūri, jau 9, kur ta diena sprogo. Tai gerai, tai dabar kiek pas jūs ploto arba kiek krūmų turite, kaip įvardinti, kokio dydžio putinų laukas? Man su skaičiavimu nėra labai gerai, aš žinau daug arba mažai, čia mano Marius iš tikrųjų galėtų tikslius skaičius, bet turim 1,5 hektaro putinų. Tai kiek ten tų krūmų? Kas tuos 4 metrus, 5 metrus, man atrodo, yra sodinti, tai gali pasiskaičiuoti kiekvienas. Ar kada skaičiavot, kiek yra tonų arba kilogramų iš tų 1,5 hektaro? Kadangi mūsų dar putinynas yra pakankamai jaunas, mes turim tuos senuosius krūmus, kurie, tarkim, mums senieji krūmai mes per sezoną kokią toną uogų priskinam. 800 priklauso nuo derliaus, nuo vasaros, nuo visko. Tikimės, kad dar po kokių 2 metų mes nuo savo to 1,5 hektaro, tai tikrai kokias 3 tonas uogų turėtume priskinti. 3 tonas jūs savo rankom su sekatoriu kiekvieną kekę kerpate ir nešate toliau dirbti. Tai yra reikalų. Va taip. Tai labai gerai, kadangi šiandien atvažiavom su kolektyvu, kuris nori pasimatuoti ūkį, nes mes gaunam labai daug užklausų, labai daug tokių paprašymų arba pasakymų, kad sako, uogyną įsiveisus gali iš hektaro gauti tam tikrą kiekį derliaus, nuskyniai pardavė ir ten 1000 pinigų krenta, ar ne? Visiems atrodo žiauriai paprasta pigu. Tai mes šiandieną turim savanorių žmonių, kurie nori pasibandyti darbą ūkyje. Ir mes pabandysim jiem duoti skinti, nes kaip tik pas jūs derliaus laikas, tai skinsim, krausim, dėsim, nešim ir pasižiūrėsim, kaip tie žmonės vertins tada. Mes žinom, kad tai yra gera uoga, mes žinom, kad jos derlius yra šiais metais vidutinis, ne pats didžiausias. Tikrai ne. Nuo ryto susirinkom, pasiruošę, tai eisim skinti, eisim daryti. Galim spausti visą tą. Tai man čia reikia gultą, aš savo sėdžiu pagaliau. Atostogauju, nėra čia ko. Super, kad taip darbas kiekvieną dieną vyktų, kaip būtų gerai, kaip gerai. Viskas iš lauko keliauja į šičia, ne? Viskas dėžutėmis. Viskas dėžutėm, einam ir keliaujam per čia į tą mūsų cechutį vadinamą. Taip, Monika, procesas gan didelis. Suskynėm, atnešėm, užšaldėm, atšildėm, pradedam skinti. Aš matau tiek daug įrenginių pas tave. Gerai, kad visur yra lipdukai, tai aš suprantu, kad padėjo labai stipriai. Iš tikrųjų labai, jeigu ne parama, ne galimybė gauti paramą, tai kaip pradedančiam ūkininkui, kaip pradedant veiklą, būtų tikrai sudėtinga, nes kiekvienas renginys, jis nepigiai kainuoja. Tie patys šokiniai, paprasti šaldikliai, spaudimo įranga, išpilstymo aparatai, viskas, susideda. Savo turėti pradėti, tai reiškiasi patalpas jūs turėjote. Taip, mes patalpas. Kitą visą įrangą susižiūrėjote, ko jums reikia, parašėte projektėlį ir įsigijote. Ir dabar sėkmingai pilsote ir supirkinėjate uogą. Jūs išaugote, galima sakyti, šitos visos įrangos pagalba. Taip, nes mūsų našumas visiškai kitoks pasidarė. Mes suprantam, kiek galim per dieną padaryti, kaip būdavo anksčiau ir dabar. Ir iš tikrųjų matom, kur vėl galim tobulėti. Ir net projekto eigoje mes tobulėjom su išpilstymo aparatu. Mes pradžioje įsisakėm... Tai čia paskutinis pirkinys? Taip, nes buvom užsisakę vieną, tada matėm, kad jis mums visiškai netiko, tada užsisakėm antrą, tada turėjom dar problemyčių ir dabar trečias variantas, kuris yra visiškai kitoks. Ir dabar truputį išardytas, nes mes vakar jau spaudėm vieną etapą. Tai žodžiu visiškai kitoks ir atitinka mūsų būtent sirupo pilstymui.
Na, žodžiu, yra kur Tai susipažinti. sirupas gal, kaip čia, tirštesnis? Klampesnis. Nesultim, nes pradžiai jo, turėjom aparatą, kad sultim pilsyti. Tai čia sudozuoja, sunormuoja viskas. Viską, tiesiog tik tuk sudės. Spėkeist. Spėkeist, jo, ir skirtingų tų dydžių, tai buteliukai skirtingi. Tai iš tikrųjų, na, kiekvienas etapas, taip, tu žinai, tu matai, kur gali augti, kur tobulėti ir kokios įrangos tau reikėtų dar, arba ko nereikėtų ir tu iš tikrųjų nenaudoji. Žinai, aš manau, daug uogininkų galės baltas pavydas realiai turėti tokią gerą įrangą kaip faina, kada tau ir užšaldai, nuplauni, ir išspaudi, ir sudozuoji, ir viskas pagreitina. Aš žinau, netgi asociacijų yra mūsų uogininkų, kuriem padeda tik tai išskirstyti pagal dydį uogas. Ir tai jau yra, sako, labai didelė pagalba. Tai kiekviena įranga, kiekvienas padėjimas, prisidėjimas, pagreitinti procesą padeda labai. Tai šiuo atveju visi tie rėmimai iš europinių, tai mūsų didžiulė pagalba. Kas čia? Čia mes maišom putinus. O aš galvoju, vaikus prausi? Jo, galima putinuose. Tai iš tikrųjų taip, tai irgi toks būna etapas, kad mes išspaudžiame sultis, pilame tas sultis čia, šitame kubile dedame atšildytą medų. Taip, tarp kitko, labai panašiai, toj pat parodau. Va toksai va. Tikrai didžiulis. Va, čia žinai, Tautvydai, kaip rodai, taip ir panašiai ir vyksta. Nepavadina ragana, gerąją prasme. Raganius Marius būna. Čia iš tikrųjų Mariaus darbas visas tas yra. Tikrai sunku medų maišyti. Tai va, turim tą medinę mentelę, su kuri pagal visas higienos normas negalėtume medinio turėti, taip, nes visur turi būti. Bet mūsų putinų sirupas yra tautinio paveldo produktas. Tada galima. Taip, tai mes galim jau tada, kad medus, kad jis išliktų savo visas savybės. Panašiai. Ir medų, va taip tą klampų permaišot su sirupu, taigi jis labai lėtai maišosi. Labai lėtai. Tai realiai būna šitas darbas koksai pusvalandis užtrunka ir galų gale, kai mes jį išmaisom, mes truputėlį jį paliekame dar, kad pabūtų, kad uogos tas sultis susimaišytų su to medum, įsigertų ir tada tą kubilą tempiam čia iki išpilstymo aparato ir išpilstymo aparatą jau sušlangom, tada pumpuoja. Gerai, Monika, pats baisiausias klausimas ir pats toksai turbūt opiausias. Tai kiek kainuoja buteliukas, kuris yra turbūt 250 ml? 330. 330. Buteliukas, kiek kainuoja pirkėjui? Su buteliuku, su etiketė, su visko, už kiek jūs parduodate? Kai man irgi tai patinka, kai reikia parduoti, tai yra per pigu, bet kai reikia nupirkti, yra per brangu. Mes parduodam buteliuką 7 eurai. Tik tai. Aš nežinau. Tai, vieni sako, o, kokia gera kaina, kiti, o, dievai, kaip brangu, 3,37 eurai. Daug atrodo. Jo, bet buteliukas, etiketė, medus, maišymas, skinimas, šildymas, šaldymas, visa aparatūra, elektras, suklijavimas, darbas, padarimas. Viskas. Tai čia ir kai finale paskaičiuoji, kad nuo to buteliuko lieka 1-2 eurai, tai tu sakai, kiek tu jų turi parduoti, kad tu gautum atlyginimą, tarkim, 1000 į mėnesį susidarytų ir sumokėti į rankas ir sumokėti visi mokesčiai, ne? Tada sakai, kiek tų buteliukų reikia man parduoti, pagaminti, tai yra juodas darbas. Ir kiek dar išdovanoji. Aš manau, kad dirbam tol, kol mėgaujasi to, kol ne tik matai vertę, bet ir pasitenkinimą viduje. Tas atgalinis ryšys iš klientų, kai grįžta. Kiekvienas buteliukas, ne tai, kad tik sirupas, bet ir meilės krūva. Daugiau. Meilė ir biškučių sirupą. Su kaupu užsukta, su supresuota. Tikrai įdedam daug ir stengiamės ir norim, ir kad realiai klientai liktų patenkinti, rekomenduoti ir sakytų, norim dar. Taip ir vyksta, aš manau, už tai ir plečiam. Taip ir dėliojamės. Gerai. Einam pažiūrėti, kaip skinėjams sekasi. Tikimės, kad skina, dirba. Sakėm, 300 kg turi priskinti, tai pažiūrėsim, kaip jiems. Aš nežinau, Bet apšaukti jų negalim, nes galim mesti darbą. Matau, jau skinėjai praėjo praktiškai tuščią dėžės, jau pilnas, paklausime, kaip iš tikrųjų sekasi. Ir kaip tas ūkininko darbas, ar labai sudėtinga? Kruopštus, ką žinau, turim įnagių visokių, tokių, išbandžiau naują įnagį vietoj žirklučių. Ir gaunasi traukti ir gan greit skinasi. Man įdomiau, kažkaip gaunasi, man gal patogiau. Nes daug kas skina su sekatoriu, su žirklėm kerpa kekia, o jūs nugnybėte tiesiog. Aš ją nugnybiu. Ir tiek, kruopštus darbas. Raminantis. Raminantis, gamta gerai. Geras oras šiandieną papuolė, bet ne visada taip gerai būna. Ne visada. Visokios sąlygos yra, reikia pristaikyti, kaip sakoma. Gerai, bet kiek priskinėte jau maždaug?
O, nežinau, negaliu pasakyti porą dėžučių. Porą dėžučių. Taip. Labai gerai. Visus patikrinkim. Paklauskim dar ten. Na, visi bando kažkaip kuo patogiau. Vieni prisiriša kibirus ant kaklo, kiti tarp kojų laiko ir kuo puikiausiai tinka dėti. Nes esmė, kad kuo greičiau nuskint, kuo greičiau įmest, kuo greičiau pripildyti kibirus ir keliauti toliau. Tai kaip ta visa diena ūkininko? Šiaip tai tikrai smagiai, aš kadangi kaime leisdavau vasaras, man patikdavo ir su bulvėm, ir su kaimiečiais, bet aišku, visą dieną padirbęs, jeigu esi nepratęs, tai kitą dieną skaudės. Šiandien gera diena, sakyčiau, ne per karšta, ne šalta, ne šlapios rankos, nes būna kartais nuo skinimo tiesiog išbrinksta ir nesugraibalioja paskui. O šiandieną kuo puikiausiai. Ir sausa viskas, ir krūmai sausi tikrai pati geriausia šiandien diena skinti. Pavargot ar dar ne? Tikrai dar ne, bet jau žinau, kad galbūt tokia juosta gali rytoj skaudėti, bet jeigu apsisprendi, reikės dar susirinkti dėžutes, visas nusinešti, tai bus dar darbo. Aišku, čia tik tais dalis darbo, gal trečdalis. O šiaip ką dirbate? Turiu grožio saloną ir dirbu su jaunėjimo programa. Ir nusprendėt pabandyti uogų ūkį, kaip sekasi. Taip, nes tokia lik ir mada, ūkininkauti. Labai romantiškai skamba viskas. Taip, uogos. Gerai, tai džiaugiuosi, kad atvažiavot, kad pabandėte. Taip. Verta? Tikrai verta, rekomenduočiau, nes tada galbūt pradedi gerbti ūkininką, derlių, tą triūsą ir supranti šitam turgui, kad gal neverta prašyti nuolaidos, nes supranti, kad tai... Gal kitą kartą dėt geriau. Eurą 2 kainuoja ir dar derasi žmonės, kai tiek reikia praleisti. Aš asmeniškai gerbiu žmonės su juodom panagėm. Nu, teisingai. Nes jie reiškia, taip, prisiliečia prie ūkio, prie žemės. Taip. Sakykit, kaip po dienos darbo, kaip jaučiatės? Ar labai sudėtinga? Nėra labai sudėtinga, aišku, tikrai jaučiasi. O jūs kerpat tiesiai Aš kerpu tiesiai į saują. Ir atrenkat, kurios gražiausios kekės, arba jeigu yra geltonų uogų arba nesunokusių, jas išimat ir kerpat tik pačias gražiausias. Nu, kaip apmokino. Supratau, nes prižiūri iš karto, neblogai priskink. Gerai, tai sakot, ta produkcija tikrai su meile užauginta? Su meile, su harmonija gamtos ir to, ką duoda jinai, tai, puikiai. Labai džiaugiuosi. Tai ūkininkausit? Tarp kitko, mes su vyru matuojamės tą mintį. Tai kol kas neatbaidė. Labai gerai. Kuo daugiau skirtingų specialybių pasibando, pasižiūri, tuo mes labiau džiaugiamės. Tada žmogus gali sakyti, palyginti su savo darbu. Tai jūs, o šiaip ką dirbate? Aš su žmonėm bendrauju daug. Su žmonėm. Sakykime, o čia su augalu reikėtų, ar ne? Bet mano vaikystė buvo vienkiemė ir turbūt šaukia. Na gerai, ir šiandieną matome, kiek daug norinčių pasibandyti uogininkystės ūkį, nes aš manau, yra daug žmonių dirbančius kažkokius savo darbus ir visą laiką svajojančius apie romantiką, turint hektarus uogynų, važinėjant su traktoriu, skinant ir pasibandant savo darbus. Tai atminkite, kad ten darbo yra daug, meilės įdėti reikia daug. Ar tikrai daug uždirbsite? Pabandykite, negalvokite, kad taip viskas paprasta. Ir tikrai lietuviška uoga, ką jūs randate turguje, yra pati šviežiausia, pati skaniausia ir svarbiausia su meile užauginta. Ačiū, kad žiūrėjote.